Na, dar šiandien pafantazuokime, kaip į tuščią vidurės gėlės žiedą įdėti viduriuką. Aš tai turiu paruoštukų. Čia iš Vilnos nuveltas rutuliukas ir karoliukais išsiuvinėjau. Ir kai turiu laiko, išsisiuvinėju, o paskui bandau pritaikyti. Ir dabar bandysime. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar šitai gėlę įdėčiau žalius lapelius, tai vat, tai šitas viduriukas tiktų, va. Jeigu šitai gėlytę įdėčiau, šviesus lapelius, kaip ir čia toj pačioj gėlė irgi yra tų ružavų lapelių. Tuomet, va tiktų šitas. Man šitas netgi, ko gero, gražiausiai čia ir atrodo. Čia dabar tik pridėta nesuklijuota. Galima ir 3 lapelius klijuoti. Čia jau kaip jūs savo nuožiūrą, kaip norėsite. Aš tada nežinau, kaip sudėliosiu, dabar tai bet kaip sudėliosiu. Arba tiks ir raudonas. Šitas mažiulis. Čia va tokiam gilesniai gėliai. Čia netgi sakyčiau, šitai manau tiktų. Ir šitas labai gražiai tinka. Tai aš jums irgi rekomenduoju įsisiuvinėti, kai turite laiko. Aš tai ligoninėje gulėjau kažkada ir prisisiuvinėjau jų. Man taip pačiai jie labai simpatiškai atrodo. Jeigu iš odos tas sagė, tai lengvutė būna visiškai šita, žinoma, nes čia karoliukai tai sunkesni. Kai sagė lengva, tai viskas čia tinka. Dar sugalvosiu kaip. Dar galima viduriuką daryti iš juostelių. Atsikerpu čia maždaug 1,5 centimetro. Dabar neturiu kur pamatuoti. Maždaug jau 1,5. Galima ir 2. Tai paskui kaip per platu apkerpi. Nu ir taip susikarpau. Kas pusėje maždaug centimetro. O paskui, kad įspūdingiau atrodytų, dar apvalinu, žinoma, čia jau darbuko, tai yra ką veikti. Bet aš tai turiu kantrybės, man patinka. Paskui per vidurį truputį klijais patepu ir sulenkiu. Ir suku šitaip. Ir susuku. Tiesa, sukant šitos viduriukus iš odos, niekados netempkite. Jeigu tempsi, tai paskui skersuojasi tie viduriniai. Arba galima tiesiog specialiai, kad taip atrodytų susiskersavę, kaip į šoną visi pasvirė. Irgi įspūdingai atrodo. Bet tai tada geriausia kirpt. Kaip čia jums parodyti? Neturiu pradėtų. Tiesiog kirpt ne kraštą, bet perlenkt.
Ir per šitą sulenkimą įkarpyti odą, įkarpyti. Ir tada sukant, galima jau viskį patempt. Taip, va, aš turiu netgi pavyzduką. Ir jie tada, nu, tokie truputį pasisukę gaunasi, irgi įdomiai atrodo. Ir įspūdinga. Nu, čia jums truputį pamąstymam. Jeigu norėsite dirbti su oda, tai va, čia gal ir pritaikysit ką nors. O aš dabar taip, man dabar galvosūkis nuspręst, kokį viduriuką, čia ko gero šitą dėsiu. Raudoną. Arba dar pasvajosiu. Tai tiek. O čia yra astros žiedelis ir viduriukas irgi iš to dvigubai perlenktų ir sukarpytų ir įdėta čia. Čia yra šitie visi lapeliai daryta su įrankiu. Tas įrankis gali būti netgi ir peilis. Bet aš tai turiu, žinoma, įrankius, aš dabar net neatsimenu. Galima ir su pirštais. Bet čia yra lapeliai kiekvienas atskirai iškirptas ir klijuotas. Bet aš jums parodysiu paprastesnius būdus. Gal netgi ir be klijų nesumirkytus. Yra keli būdai. Ir kiekviena ta gėlytė atrodo savaip įspūdinga ir graži. Jau iš odos kiek galima visko padaryti. Jeigu jūs tik tai turėsite norą ir žinoma reikia odos nusipirkti. Kartais galima ir humanoj rast plonos odytės, kokį sijonuką. Jeigu stora, tai ne visur pritaikysi. Iš storos odos tai galima su žiebtuvėliu kaitinant daryti. Mes irgi darėm jau. Jeigu tik jums bus noras, dirbsim su oda dar ilgiau, tik jūs sakykit. Nors aš dar turiu numačius per šios mokslo metus ir tą auksavimą man taip norisi jums parodyti. Čia neiškarpyta tie kampukai, nenuapvalyta. Irgi įspūdingai atrodo. Galima netgi sukt. Čia ta oda įdomi. Čia yra zomšas. Jie iš išorės juoda, o viduryva balta. Ir tas kraštukas baltas puošia. Tai aš netgi turiu kažkur susisukus iš jos vien tik tai be jokių įkirpimų, be nieko. Irgi gerai atrodo. Tai va kartais, kai pritaikai, žiūrint kokia ta gėlytė. Sukomponuojat lapelius, sukomponuojat viduriuką, kad derėtų spalvos ir tikrai gaunasi labai gražiai ir įspūdingai. Ir kiekvienas į jūs atkreips dėmesį, kai jūs būsite įsisegę tą gėlytę. Tai va. Tiek kol kas naujienų. Šiandien daugiau nieko aš jums nerodysiu. Jau šiandien ir taip ilgai jūs trukdžiau. Ir man būtų labai smagu, kad jūs užduotumėt klausimų, kad susidomėtumėt ir bandytumėt daryti. Ir garantuoju, kad išeis kiekvienai. Žinoma, iš pirmo karto gal ir neišeit, bet pačią gėlę, jeigu jums nepatiko, kai suklijavot, jie išardyt galima, viskas, atplėšia tuos lapukus ir galite iš naujo formuoti. Aš pavyzdžiui šitą, aš kur vakar jums filmavau, buvau su visai kitais lapeliais darius. Ir tie lapeliai man, aš juos dabar turiu pasidėjus kada nors ateityje. Nu, jie per ploni man buvo. Vidurinė oda storesnė. Ir man jie nederėjo, nesiformavo. Aš juos pasidėsiu kažkam kitam panaudosiu. Ir aš ją perdariau. Aš visokių spalvų sudėjau. Man dabar, gal čia per, kai nufilmuota, nesimato viso to efekto, bet natūra visai gražiai atrodo. Čia pirmai buvo kaiminka atėjus, tai sakė, va, aš jos noriu. Tik tai, bet dar dėsiu jau šitai būtinai šituos. Tokia čia žalia, samaninė žalia.
ir jinai dera prie tų. O taip, beliko uždėti užsegimus. Užsegimus jau aš jums rodžiau, kaip uždėti. Ir man visos sagės va apačia plokščia gaunasi. Nu, čia biskį dar reikės nupjaut tą pilvuką. Tai va tiek. Kiek aš čia turiu grožių. Va. Va. Iki pirmadienio.